Sveiki, mano vardas Martynas ir tikriausiai pažįstat mano draugą Šerifą, su kuriuo artimiausiu laiku ruošiuosi nuveikti labai daug. Labai daug. Aišku, man reikės jūsų pagalbos, visų, kas tik galėtų ir norėtų prisidėti prie šio mano draugo prikėlimo. Iš esmės, ką mes čia veikiam? Kodėl Šerifas stovi vidury aikštelės, yra apibraižytas įvairiomis linijomis. Šiandien visą ratą padalinom į daug mažų dalelyčių. Tai buvo daroma tam, kad galėtume padaryti pilną 360 laipsnių automobilio modelį 3D. Iš esmės visą tai atrodo lyg, nežinau, kaip laikrodis, kaip metų laikai. Labai daug asociacijų, žinoma, bet iš jo mes ruošiamės padaryti 3D modelį, kurį galų gale sumažinsim į mažą mašinytę, kad turėtume mažą 3D šerifą. Toks šio automobilio vardas. Beje, šis automobilis ruošiamas padaryti dabar labai populiariu red style, tai yra žiurkės stilius, kuris paverš šitą mašiną dar labiau išsiskiriančią. Mane visą laiką traukia tai, kas yra sena ir tikrai ne tai, kas yra pagaminta būtent šiandien, vakar, kažkada nesenai, nes kiekvienas daiktas, kuris yra iš tų laikų, kai, tarkim, manęs dar nebuvo, aš apie jį iš esmės nieko nežinau ir mane traukia tas žingeidumas sužinoti kuo daugiau apie tą daiktą. Šis automobilis to mane ir traukia. Tikriausiai pamatęs į gatvėje, kad ir kiek žinotume apie mašinas, nepasakytum, jog tai yra Volkswagenas, jog tai yra Volkswagen Ghia ir būtent 1975 metų modelis. Bet kadangi aš domiuosi būtent šitą mašiną ir labai norėčiau iš jos padaryti gražų projektą, kuris keltų šypseną ne tik miestiečiams ar miesto svečiams, bet būtų žinomas visoje Lietuvoje, o galbūt prie labai didelių norų ir labai norint, galėtų tapti visos Lietuvos simboliu. Kadangi esu kilęs iš Vilniaus, mane visą laiką traukia šitas miestas. Vilnių galiu vadinti būtent savo miestu, nes kiekviena duobėta gatvė, visi laimingi ir nelaimingi žmonės, iš esmės visa Vilniaus istorija man kelia šypseną kiekvieną rytą. Todėl norėčiau, kad šis automobilis atspindėtų tiek mane, tiek visą Vilniaus dvasią. Šis automobilis išgyveno jau beveik 40 metų. Tai daug ką pasako apie jį, žinoma, jis buvo užpultas, kaip ir visi seni automobiliai, blogųjų rūdžių, kurios labai suniokoja. Todėl aš ieškau pagalbos, kadangi esu iš esmės visiškai vienas, turiu 2 rankas, 2 kojas ir automobilį. Ieškau žmonių, kurie galėtų man padėti finansiškai, morališkai. Kaip tik padėsit, taip man bus gerai. Todėl labai laukiu jūsų savo Facebook profilyje. Tai yra Šerifo profilyje.